Pacientai dažniausiai renkasi plokštelę ant 2 implantų tuomet, kai yra netekę visų dantų viename žandikaulyje arba dėl didelio kaulo trūkumo jiems yra negalima atlikti dantų atkūrimo 4 implantais. Tai labai dažnas pasirinkimas tarp vyresnio amžiaus pacientų, ypač tų, kuriems įprasta plokštelė juda, krenta, sukelia diskomfortą valgant bei kalbant. Implantai šiuo atveju veikia kaip tvirtos atramos, prie kurių plokštelė prisifiksuoja specialiais užraktais. Tai leidžia pasiekti žymiai didesnį stabilumą. Plokštelę pacientas turi prižiūrėti pats, ją valyti. Lyginant su įprasta išimama plokštele, šis sprendimas turi daug privalumų. Pirmiausia, komfortas. Pacientai sako, kad gali valgyti, juoktis, kalbėti be baimės, kad plokštelė judės ar iškris. Antras aspektas, burnoje viskas atrodo natūraliau, be paslankumo pojūčio. Trumpai tariant, plokštelė ant 2 implantų – tai kompromisas tarp kainos, stabilumo ir komforto. Pacientai, kurie pabandė šį sprendimą po išimamos plokštelės, dažniausiai sako, kad skirtumas reikšmingas.